Netrukus Lietuva pasaulyje bus garsi ne tik krepšinio pergalėmis arba cepelinais, bet ir įstabaus grožio blondinėmis. Mat lietuvaičių gražuolių korporacija Olele jau netrukus įkurs nuosavą salą. Prabangę, su palmėmis, spa centrais, viešbučiais, naktiniais klubais ir jachtomis. Tačiau kur atsiras toks dailė figūrių auksaplaukių rojus? Šiuo metu vyksta dėrybos su įvairiais investitoriais tiek iš Graikijos. Vakar gavom salos nuotraukas Graikijai. Taipogi turime Maldyvus. Maldyvai, kaip žinote, yra labai paklausi, tiksliau tai yra turistam rojus. Vos tik pasklidus žiniai apie Olele blondinių salą, užsienio žiniasklaida ėmė atakuoti šias 3 dailės lietuvaitės. Kokios paslaugos saloje bus teikiamos? Kiek kainuos kambarys viešbutyje? Ar į salą galės patekti kitokių plaukų spalvos moteris? Tačiau merginos kruopščiai slėpė nuo žiniasklaidos salos brėžinius ir planus. Laidai Kažkas atsitiko, pavyko išsiaiškinti, jog sala tikriausiai bus dirbtinė, tai yra naujai supilta kažkur Viduržemio jūroje arba Indijos vandenyne. O iš paukščio skrydžio turistai pamatys salos kontūrus, kurie bus aukštakulnio batelio formos. Turime vieno, nepabijokim to žodžio, geriausio architekto Lietuvoje sukurtą tokį pavidalą, kuriame turi būti spa centrai, viešbučiai, jachtos, restoranai. Ta prasme, mes vienintelį apčiuopiamą kūną, kokį dabar turime, tai yra tą brėžinį, kuris yra sugalvotas. Olele mergaitės pasakoja, jog sala šiukštu nebus vien tik erotikos ir seksualumo rojus. Esą saloje bus siūlomos pramogos visai šeimai. Tai nėra ta sala, kad privilioti vyrus turtingus. Tai man atrodo, ten moteris turės daug daugiau ką veikti negu tie patys vyrai, nes iš tikrųjų mes apie spa centrus, grožio procedūras ir visi grožio industrijos dalykai tenais atsiras. Tačiau paviduoliai iš karto ėmė kritikuoti šių veiklių blondinių projektą. Esą blondinių salos idėja diskriminuoja tamsiaplaukės, raudonplaukės ir kitokiaplaukės moteris. Tai tik tai, kad mes sugalvojome visą šią idėją ir tai, kad mūsų plaukų spalva tiesiog sutampa. Taip, mes turime didelę bazę, būtent didelį kolektyvą protingų merginų, šviesiaplaukių ir norime tai įrodyti, kad ne tik būtent irgi, kaip sakoma, anekdotus galima kurti apie šviesiaplaukės merginas, bet galima kažką ir protingiau pačią sugalvoti. Olele mergaitės Vaida, Kristina ir Indrė sako, jog į salą galės patekti visi norintis, tačiau salos darbuotojai griežtai turi būti tik dailios blondinės. Merginos sako, kad kitokios plaukų spalvos merginos diskriminuojamos nebus, tiesiog brunetėms bus siūlomi šviesus perukai. Ką mes tenais turėsim, tai tik tai, kad šviesiaplaukės bus auklės, šviesiaplaukės bus visas personalas bus šviesiaplaukių. Tai jokių būdų nėra diskriminacija dėl to, kad tai yra tiesiog tematika, kurią atitiks būtent toj saloj. Visi juodi žmonės galės susidėti perukus, nes būtent mūsų tokia ir yra idėja, kad būtų šviesus kolektyvas. Šviesus plaukai kaip uniforma. Žinoma, salos darbuotojams neužteks tik šviesių plaukų. Reikalavimai kur kas didesni. Neįsilavinime esmė iš tikrųjų. Esmė yra idėjose bei darbiniai pastangose, taip. Mergina turi rodyti pastangas būtent, turi užsidegusi būti ir gyventi tuo projektu. Merginos žada saloje pateikti ne vieną staigmeną, tačiau didžiausias siurprizas bus Olele blondinių salos realybės šou, kurį transliuos garsiausios pasaulio televizijos. Mes taipogi galvojame, kad padarysime live TV show, ne? Ar apie jį galime pasakoti? Jo, realybės šou, galime apie jį pasakoti. Tai va, visas pasaulis pamatys viską gyvai. Kaip mes visą tai organizuosime, kaip vyks visos dėrybos, kaip vyks visi įgyvendinimo planai. Mes pasistengsim padaryti tai realybės šou, apie kurį galės pamatyti visas pasaulis. Blondinių saloje, kas be ko, bus ne vienas muziejus. Tačiau garbingiausia salos vieta bus skirta garsiausių pasaulio šviesiaplaukių memorialui. Mes būtinai padarysime muziejų, kur parodysim visas pačias garsiausias, protingiausias tiek mūsų projekto merginas, tiek pasaulio garsenybės. Kol kas šios blondinės derasi su užsienio verslo magnatais ir analizuoja Maldyvų salų infrastruktūrą. Skaičiuoja, kiek atsieis salos statybos
ir stengiasi nekreipti dėmesio į jas užplūdusią kritiką. Vieni kuria anekdotus, o kiti daro biznį. Kas daugiau uždirba, tas žmogus, kuris kuria anekdotus, ar tos merginos, kurios daro pinigus. Labai teisingai. Kalbama, kad Olele blondinių sala jau susidomėjo tokie verslo magnatai kaip Donaldas Trumpas, Richardas Bransonas ir gausybė Rusijos milijardierių, norinčių savo akimis pamatyti blondinius sukurtus viešbučius, spa centrus, naktinius klubus ir kitokias pramogas. Merginos jau kalba ir apie nuosavas Olele oro linijas, kurios skraidins turistus į Olele salą. Štai jums ir blondinės.